pasigailink mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mums kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
yra mokslas, kurį jūs girdėjote. Ir vis dėlto rašau jums apie naują įsakymą, kuris tikras jame ir jumyse, nes tamsa traukiasi, o tikroji šviesa jau šviečia. Kas sakosi esą šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas tebėra tamsoje. Kas myli savo brolį,
Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Kviečiu minutėlę kitai atsisėsti. Nepykit, mėly broliai seserys, kurie sėdite čia, bažnyčios plaukuose, bet mano žvilgsnis šiandien sustoja ties tais, kurie aušta. Kaip liaudis sako, kurie šiandien ant vištų. O ten yra labai daug svarbių veikėjų. Tai yra chorų vadovai, koncertmeisteriai ir didžiąją dalį tenais esančių sudaro ne kas kita, bet giedantys žmonės, choristai. Turbūt visiškai nesuklysiu pasakęs, kad jie nusipelno jūsų aplodismentų. Ne todėl, kad jie artistai būtų, ne. Todėl, kad jie labai daug laiko paaukojo, kad šiandien mes galėtume išgirsti jų giedamas giesmes. Kaip muzikas galiu paliudyti, labai daug laiko choristai praleidžia repeticijose, išgyvendami tą didžiulį dialogą su savo chorų vadovais, su koncertmeisteriais. Kodėl? tą laiką jie padovanoja pirmiausiai širdies troškimo giedoti, dainuoti. Esate turbūt girdėję tą pasakymą arba ginčą, kas buvo pirma. Daina ar giesmė? Žinot, aš irgi nežinau atsakymą. Tik man atrodo, kad jeigu žmogus kėlė savo žvilgsnį aukštybėsna, tai jis norėjo giedoti. Teikti šlovę kūrėjui už visą tą grožį ir gėrį, ką mato aplink save. Ir jeigu perfrazuotume šiandieną apaštalo Jono žodžius iš pirmojo jo laiško, jeigu nebūtų giedojęs tos šlovės ir garbės giesmės, jis būtų melagis, bandęs paneigti jam dovanotą
nuostabų pasaulį. Nuostabų pasaulį, kuriame turi atlikti savo misiją. Taigi, brangiai, tie, kurie šiandien mums koncertavo ir šiandien gieda šventoji mišiaukoji, jie dovanoja laiką tam, kad išmoktų darnia giesme šlovinti viešpatį. Šiandien prieš koncertą sveikinimo žodžiuose nuskambėjo net kelios mintys apie tai, kad šventų kalėdų naktį angelai skelbia džiaugsmą. Džiaugsmą, kurį žmogus buvo kviečiamas priimti. Ir čia mes galėtume užduoti tokį ir problematinį klausimą savo. O giedamos giesmės, kurias mes girdame savo šventovėse, parapijų bažnyčiose, ar jos mums suteikia džiaugsmą? Ar jos pakylėja mano dūšią nuo žemės link dangaus? Myliai, tai nėra tik retorinis klausimas. Jeigu giesmei pavyksta mane pakylėti nuo žemės pilkumos į dangaus grožį, reiškia Dievui skamba šlovė ir garbė. Ir dar daugiau mes kiekvienas esam kviečiami tą garbę ir šlovę skelbti ir liudyti ne tik gražiais muzikos akordais, bet ir gyvenimu. Ieškoti dermės su šalia esančiais. Ir netgi su tais, kurie kartais atsistoja prieš mus. Ieškoti dermės tam, kad galėtų skambėti ta giesmė, šlovės ir garbės. Šiandien Evangelijoje mes girdėjome evangelisto Luko aprašytą viešpaties Jėzaus paaukojimą. Ir toje istorijoje buvo labai svarbus veikėjas – Simeonas. Jis pamatęs Jėzų giedojo. Štai kas, myliai, man duoda šiandien drąsos sakyti, kad žmogus pirmiausia pragydo, o tik po to uždainavo. Kai žmogus sutinka Dievą ir jo galybę, širdis nori giedot. Giedot kaip geba, visom pasaulio kalbom ir visais muzikos garsais, bet giedot dermėje, kuri kuria taiką tarp tautų ir žemių, kuri neleidžia liepsnoti karams, bet ieško sutarimo tarp kariaujančių pusių. Juk visai dar nesena istorija, jeigu dabar suklysiu, tai nepykit. Juk kalėdų naktį prieš daug metų nuskambėjo ir visiems labai gerai žinoma kalėdų giesmė Tyli naktis. Kai priešingose barikadų pusėse esantys kareiviai iškėlė baltas vėliavas ir juos sujungė giesmės žodžiai. Šiandien tie skambantys muzikos garsai ir dirigento rankoms paklūstančios širdys tegul būna mums gražus pavyzdys giedoti viešpačiui garbės ir šlovės giesmę. Ne tik muzikos garsais, ne tik prakilniais žodžiais poetų parašytais, bet pačiu gyvenimu. Kad nebūtų ne vieno žmogaus, kurį mes priešu pavadinti norėtume. Kad nebūtų ne vieno, kuriam nenorėtume rankos ištiesti, ypač šiuo nuostabiu ir šviesiu kalėdų metu. Ir net jei lūpos nenorės pragysti tos šlovės giesmės, tegul jis skamba čia, atrakindama net ir labiausia surūdijusias neapykantos ir
karų spynas. Kalėdų giesmė mums primena, jog Dievui garbė, o žmonėms ramybė. Tad noriu visiems mums ir palinkėti, kad būtume Dievui teikiantys garbę ir gyvenantys jo mums atneštą ramybę. Amen. Mėly broliai sesės, junkimės į visuotinę maldą, į maldavimus visi garsiai atsiliepdami žodžiais. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad šventoji bažnyčia per savo uolius tarnus, kunigus, parodytų žmonėms kelią į Kristų. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad šventojo tėvo audencijos ir kelionės padėtų visoms tautoms prisiartinti prie Kristaus. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad seneliai ir silpni ligoniai su giedru nusiteikimu, stiprindamiesi malda ir sakramentais, ramiai ruoštųsi susitikti su Kristumi amžinybėje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad visų valstybių vadovai nekliudytų žmonėms ramiai kurti savo religinį gyvenimą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad tikintys tėvai jau pirmaisiais gyvenimo metais mokytų savo vaikučius pažinti Dievą ir su juo bendrauti. Meldžiam tave, išklausyk mus. Kad ir mes patys, kasdien susitikdami su Kristumi, nuoširdžiai išgyventume jo bičiuliškumą. Meldžiam tave. Viešpatie Dieve, būki gailestingas mirusiesiems, Brigitai minint 5 metines, Ringaudui minint 4 metines, taip pat Leonorai, Tomui, Aldonai, Janinai ir giminės mirusiesiems, Janinai, Raimundui, Marytai ir Aldonai, taip pat Berutai, minint 5 mirties metines ir jos giminės mirusiuosius. Reikalingomis malonėmis lydėk Sigitą, meldžiant Dievo palaimos ir Marijos globos, sveikatos, taip pat meldžiame Dievo palaimos dar jų giminiai, Gedeminui sveikatos, o taip pat skambių balsų ir stiprios sveikatos visiems choristams ir jų vadovams. Kūdikėli Jėzau, kuris panorėjai būti atneštas į savo dangiškojo tėvo šventovę ant Marijos rankų, padėk mums jos užtarimo, džiaugsmingai su tavimi susitikinėti tavo šventovėse, ruošiantis amžinam susitikimui su tavimi danguje, kur tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
meldžiamės, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų aukojamą šią šventąją mišių auką. Viešpatie, aukodami tai, ką tu esi mums davęs, mes gauname tave patį. Tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su visais angelais tavo garbės šioje mieliausioje šventėje giedame. Viešpats
šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo slėpinys. Ir išpažįsta minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėje. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globauk mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Algirdą ir visą kunigiją. Taip pat savo malonių dosniai teik Sigitai, dar jų giminiai, Gediminui sveikatos, atmink mirusius, už kuriuos šią valandą meldžiamės: Brigitą, Ringaudą, Leodorą, Tomą, Aldoną, Janiną ir giminės mirusius, taip pat Janiną, Raimundą, Marytę, Aldoną, Birutę ir jos giminės mirusius. Kaip jie krikštu buvo suaugę su tavo sūnaus mirtimi, taip tas suauga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltim prisikelti, ir visiems tavo maloniai baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti galią amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti:
visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikiai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
Melskime. Visagali Dieve, nuolat stiprink mūsų gyvenimą, šventųjų paslapčių galybę, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Mėlyje, kviečiu jūs sėstis keletą parapijos mūsų skelbimų. Gruodžio 31 dieną, trečiadienį, naujųjų metų išvakarės. 18 val. Šventųjų mišių mūsų bažnyčioje nebus. Padėkos už besibaigiančius metus šventosios mišios bus aukojamos 23 val. Jau susiklostė graži tradicija burtis, sutikti naujosius metus kitaip. Prieš tai pasimeldžiant, o paskui jau vienas kitas sveikinant ir būnant toje parapijos bendruomenės bendrystėje. Taigi kviečiame visus, mišios pasibaigė prieš 12 val. Taigi sutinkam gražiai bendruomeniškai naujosius metus, bus galimybė lipti į bokštą, pažiūrėti iš paukščių skrydžio į siautulį, naujametinį džiaugsmą ir paskui kviečiame bendrai stalo bendrystėj. Mėlyje, sausio 1 dieną, ketvirtadienį, bažnyčia mini švenčiausiąją mergelę Mariją Dievo gimdytoją ir taip pat meldžiamės prašydami pasauliui taikos. Šventosios mišios sausio 1 dieną bus aukojamos 10, 12 ir vakare 18 valandomis. Sausio 1 dieną šventosios mišios bus aukojami sudėtinėmis šventų mišių aukotojų intencijomis. Prie šių mišių galite prisidėti savo auką aukojantį bažnyčiai esančias aukų dėžutes. Viena prie prakartėlio ir kitos yra bažnyčios gale prie galinių kolonų. Sausio 2 dieną, pirmasis mėnesio penktadienis. Vakaro šventose mišiose melsimės visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis į švenčiausiąją Jėzaus širdį. Sausio 3 dieną, pirmasis mėnesio šeštadienis. Vakaro šventose mišiose melsimės visų aukotojų ir dalyvaujančių intencijomis į švenčiausiąją mergelę Mariją. Sausio 6 dieną, antradienį, švenčiam Trijų karalių iškilmę, šventosios mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8 val. Ryte ir vakare 18 val. Bažnyčios priekyje galėsite pasiimti pašventintos kreidos ir pirmosiomis Trijų karalių vardų raidėmis paženklinti savo namų duris kaip savo tikėjimo ženklą. Dėkoju jums visiems nuoširdžiai už tą gražią mūsų šventinę bendrystę, buvimą kaip šeima šioje gražioje akimirkoje. Dėkojame tikrai iš visos širdies nuoširdžiai profesoriui Algirdui Šumskiui už tą idėją, už tą palaikymą. Visiems palaikymas. Mėly choro vadovai, dėkojame jums, choristmeisteriai ir visiems mėliems choristams. Dėkojame jums, mėly broliai seserys, kad buvome tame džiaugsme. Dėkojame ir kunigui Sauliui, vyskupo asmeniniam sekretoriui, kunigui Olijandui ir kunigui Ferdinandui už tą mūsų bendrystę, mėlėjai. Te viešpats kiekvieną mus laimina, nes viešpats pašaukė mūsų gyvenimą ir gyvenimą su juo, tam, kad mes būtume laimingi. Palaiminto vakaro ir te viešpaties malonė kiekvieną jūsų